Sveiki bičiuliai, kaip prisimenate, praeitoje serijoje mes apžiūrėjome Bastėjų, po to pernakvojome kempinge ir šiandien jau važiuojame į Čekiją, nes norime aplankyti Čekijos Bohemijos Šveicariją. Čekijos Šveicarija tai Čekijos nacionalinis parkas su daugybė kvadratinių kilometrų, kur galima aplankyti ir pamatyti nuostabius gamtos paminklus, kaip pavyzdžiui didžiausia Europoje akmeninė arka. Čekiškai jinai vadinama Pravčiska Brana. Na ir žinoma daugybė kitų gražių nuostabaus grožio objektų. Na ir štai pagaliau šiuo metu jau mes vykstame iš Vokietijos į Čekiją. Bet dėl to, kad važinėti Čekijos keliais, mes privalome įsigyti vinietę. Važiavimas Čekijos keliais be kelių vinietės užtraukia baudą iki 800 eurų. O įsigyti vinietę benzino kolonėlėse, kai būdavo anksčiau, šiuo metu jau negalima. Galima tik įsigyti tiesiogiai internetu. Na ir norėdami įsigyti kelių vinietę, mes sustojome aikštelėje ant Elbės kranto Čekijos pusėje, tikėdamiesi, kad čia ir įsigysime internetu kelių vinietę. Sėdime ant Elbės kranto ir gėrimės vaizdeliu kitoj pusėje Vokietija. Plaukia kažkoks laivelis su vokiečių vėliava. Jo. Na ir čia iškyla problemų. Mūsų surastame tinklapyje buvo galima įsigyti čekišką kelių vinietę už 471 kroną, bet jinai būtų pradėjusi galioti tik po savaitės. O mums reikia šiandien arba rytoj. Na, bet į šią aikštelę užsuko vokiečiai su nedideliu kemperiu nakvyniai. Mes su jais įsikalbėjome ir jie nutarė mums padėti. Ir per savo kažkokį vokišką tinklapį jie mums padėjo įsigyti vinietės. Na, bet čia mūsų planus pakeitė tie patys vokiečiai. Sužinojo, kad mes norime vykti į Čekijos Šveicariją, o jie buvo tik ką grįžę iš ten, o ir jiems patiems teko apsisukti dėl ten įvykusios nuošliaužos ir kelio darbų, todėl ten praleisdavo tik tais lengvas mašinas. Na ką darysi, teko keisti maršrutą ir dabar mes važiuojame į Trockį Steitkastelę. Tai yra gausiai lankomi senos pilies griuvėsiai. Ir štai dabar mes jau įsukome iš pagrindinio kelio ir kylame į kalną link pilies. Ir va taip atrodo ta pilis, į kurią mes dabar vykstame. Puolam Trockio pilį. Žygiuojam į pilį. Čekijos Trockio pilį. Jinai labai aukšta, ant aukštų uolų, tuoj pamatysit. Trockų pilis. Trockį čekiškai reiškia griuvėsiai, tai reiškia, kad ši pilis yra apgriuvusi. Praktiškai likę tik griuvėsiai. Nu ir pavargom. Aukštai labai. Jau nedaug liko. Na, pagaliau mes nusipirkome bilietus ir dabar eisime pilį apžiūrėti iš vidaus. Pavargėliai. Labai aukštai lipti reikėjo. Čia vėliau eisim. Lepam. O čia nors laiptai patogus. Kiek reikia lipti daug. Eik tu savo. Pirmyn. Paskui atsisukti save potkę padarysi. Gerai? Aha.
Ši pilis pastatyta ant 2 bazaltinių uolų viršūnių, todėl užlipti į ją yra nelengva. Labai gaila, kad toks oras, nes nuo to aukšto bokšto mes nematysim apylinkių grožio. O ten labai gražu, tikras grožis ten. Jau gal pusė kelio. Jo, sunku. Apylinkių aprašymas. Gražu net lietui lyjant. Ne. Tai iš aukščiau dar bus geresnis. Tai ko čia stoti? Manau, kad ryte saulė tekant arba vakare leidžiantis čia būna nuostabus vaizdai. Ir šitas angas apmėtydavo priešus akmenim, visokiais dervom apipildavo, apspjaudydavo ir taip toliau. Čia mes užlipome ant žemesnės viršukalnės pastatytos pilies, kuri vadinasi Baba, tai yra išvertus senė arba boba. O ta kita, kuri matoma dabar per plyšį, yra vadinama Pana, tai yra mergaitė. O toks oras žiaurus. Lipam apeisim ratuką viršui. Ši Troskų pilis nors ir apgriuvusi, bet labai, labai gausiai lankoma turistų. O kas tave fotkins? Tai kur aš jį padėsiu, kad nugriūtų? Ne, pilies viršūnė, tai iš rankos. Nu nedašiau. Tikrai, aš galvoju iš toliau. Ten jis mato. Taip reikia. Tai reikia nutaisyti. Tai va ir nutaisyk. O kaip gražu. Lipam žemyn. Tik nepaslysk, labai slidus. Labai slidus laiptai, ką tu. Upė žemyn. Laiptai žemyn, laiptai žemyn. Lipame abu mes laiptai žemyn.
Tai va, nors smarkiai lyja, oras nepalankus, bet lankytojų pilyje yra nemažai. Na, o dabar mes kylame laiptais aukštyn į kitą uolą, kur pastatyta kita pilis, bet ten, kiek žinau, iki pat viršaus užlipti neleidžiama. Na, bet nesvarbu, užlipsime tiek, kiek leidžia. O čia parodyta, kaip atrodė pilis kažkada, kai dar nebuvo apgriauta. Ši pilis yra pastatyta regione, kuris vadinamas Čekijos rojumi ir yra viena iš lankomiausių pilių Čekijoje. Troskų pilį 14 amžiaus antroje pusėje pastatė Čenekas Vartenbergas. Slido. Kaip matėte, ant 2 aukštų uolų buvo pastatyti bokštai, o tarp bokštų buvo pastatyti gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Pastatų kompleksą gynė 3 gynybinių sienų žiedai. Trockų pilies valdovų buvo daug, jie keitėsi, čia buvo net apsigyvenę plėšikai, bet nėra jokių žinių, kad šią pilį kada nors būtų užėmę kokie nors pikti priešai. Galva apsisuks ir nulėksim žemyn. Tai tu aukštėjau, aš tave sulaikysiu. Nu, gerai, aš sutinku. O manęs tai jau nesulaikys niekas. Lėksiu, kai riedulys. Laiptai į dangų. Kaži čia. Šventas Petras pasitiks ar ne? Ką, viskas? Aukščiau neleidžia lipti. Norėčiau. Lipam žemyn. Tai va, pilis apžiūrėta, dabar lipam žemyn nuo pilies, vėliau nuo kalno ir važiuosime toliau į kitą pilį. Laiptai yra labai nepatogus, ypač lipant žemyn. Labai siauri ir dar susukti spiralę. Jo. Kokia problema? O čia dar reikia su kažkuo prasilenkti. Ir dar tamsu, nėra jokio apšvietimo. Du ir tarp stūrų. Dėkui. Tai va, 2 pensininkai aplankė pilį, palaipiojo laiptais, pasitreniravo ir vykstam atgal į automobilį. Ir važiuosim kitą pilį lankyti. Ten, kur galima po vidų pavaikščioti, tikiuosi. Pilių kraštas. Jo, čia pilių kraštas, daug pilių. Tai lankysim po trupučiuką. Bet laiptai tai nepatogus. Nu. Trockų pilis apžiūrėta, apžiūrą likome patenkinti, nors oras buvo blogas, labai gaila, kad nesimatė gražių apylinkių, bet pačią pilį, pačius griuvėsius pamatėme visus. O dabar važiuojame toliau, važiuojame aplankyti dar vieną pilį. Kokią pilį pamatysite kitoje serijoje,
Todėl sakau, iki pasimatymo, iki.